Pauliau, tai pirmiausiai tavo akimis, kaip klostėsi visos rungtynės šios? Buvo ir gerų momentų, buvo ir blogų momentų. Buvom pabėgę pirmam kėlinį, man atrodo, apie 20 taškų, bet antram kėlinyje sumažino tą skirtumą ir treneriai buvo labai pikti dėl to. Bet pavyko antroje dalyje padidinti tą skirtumą ir kaip ir nugalėtas tapo aiškus. Kaip tau pačiam, kaip komandos kapitonui, atrodo komandos žaidimas gerėja, kad ir tokiose rungtynėse, Taip. nesvarbu, kad su Kalevu, bet apskritai kalbant? Mes turim tokią problemą, kad išsiveržėm 20 taškų, po to leidžiam komandai vėl priartėti. Vėl išsiveržėm, tos pačios rungtynėse leidžiam komandom grįžti atgal porą kartų. Labai banguotas žaidimas, jeigu būtų tas žaidimas tolygesnis, toksai, manau, būtų lengviau truputėlį. Bet šiaip žaidimo kreivė, manau, po truputį kyla į viršų ir aišku, dabar lemiamos kovos, bet kai bus jau tie finalai ir kažkas tokio, tada žaisim dar geriau. Tai, kad jau rungtynės buvo 2 rungtynės išvykoje Rusijoje, Kijeve, dabar vėl mačai, 3 mačai per 5-6 dienas, kaip jaučiasi organizmas jūsų? Be abejo, sunku, kai yra tiek daug varžybų, bet mūsų komandai daug žaidėjų ir visi gali žaisti, taip kad daug treneriai rotuoja, žino, kad ateityje daug varžybų, stengiasi, kaip sakant, išsaugoti kuo daugiau jėgų ir kad kuo šviežesni būtume. Treniruočių planai paruošti, kad ir turbūt į lauką išeitume pabėgioti, pakvėpuoti. Viskas daroma, kad tų jėgų būtų.